Sveiki, aš esu Vilius iš V-School ir šiandien jums parodysiu labai fainą trimeriuką. Ir jis yra štai čia. Bum. Taigi, pas mus ant stalo Gamma Plus X Evo. Kągi, iš karto kimbam į reikalus ir žiūrim, ką turim pakuotėje. Trimeriuką, papildomus korpusus, paįvairinti dizainą, dar daugiau dizainui skirtų dalių, mikro USB laidą, 3 numeriukus, valymo šepetėlį, tepaliuką ir atsuktuvą, krovimo stovą ir krovimo laidą. Paėmus mašinėlį į rankas, pirmiausia, ką galime pajusti, tai labai tvirtą surinkimą ir kokybiškas medžiagas. Apie patį dizainą papasakoti nėra daug ką, paprasčiausiai pailga patogi forma, labai patogus mygtukas, kurį reikia tiesiog paspausti ir mašinėlė įsijungia, nėra jokių svirtelių, labai patogus peiliukas, peiliuko kampas su mašinėlė, tiesiog labai paprastas, minimalistinis, patogus dizainas ir Gamma Plus gamintojas mums suteikia opciją, kaip ir visada, koreguoti mašinėlės dizainą. Taip kaip jie atrodo, keičiant mašinėlės korpuso dalis. Su šia mašinėlė yra labai patogu dirbti, dėl to nes jis sveria labai nedaug, tik 190 gramų. Šis trimeriukas yra išskirtinis tuo, kad jis turi ne rotorinį, bet magnetinį variklį. Šis magnetinis variklis turi net 10 000 apsisukimų per minutę. Tai yra labai galingas trimeriukas. Dirbant su juo, net nėra kada pagalvoti apie kažkokius nesklandumus, nes jisai su visomis užduotimis susitvarko kuo puikiausiai. Aš net neįsivaizduoju, ar tiek galios iš viso yra reikalinga. Čia, žinokit, čia ranką gali skauti. Kadangi šis trimeriukas turi tiek galios, todėl dirbant su juo galite visiškai pamiršti apie nesklandumus ar strigimus. Kadangi šis trimeriukas turi magnetinį variklį ir tas variklis turi labai daug apsisukimų, tai trimeriukas nėra tylus. Jis tiesiog yra normalaus garso. Nei garsesnis už kitus, nei tylesnis. Šis trimeriukas turi pagrindinės 3 peiliukų opcijas. Tai pirmas peiliukas yra pats paprasčiausias, jisai nėra toksai aštrus, jisai galbūt yra skirtas paskusti kokiam nors kaklui, ten, kur yra jautesnė oda ir panašiai. Antras peiliukas tai yra Ultimate V2. Šis peiliukas yra universalus, jis tinka tiek uždėti kokią nors liniją, tiek paskusti kaklą, tiek su juo labai puikiai galima nuiminėti masę. Ir trečias peiliukas tai yra X Pro. Aš pats naudoju X Pro. Šis peiliukas yra skirtas detailingui, o detailingas tai yra visi užbaigiamieji darbai, kaip linijos, veido srityje, barzdoje, už ausų, kakle arba darant kokį nors įskutinėjant dizainą. Ir nors ir šis trimeriukas daro ypatingai ryškes linijas, jis pjauna jas kaip lazeris, tačiau priglaudus jį prie odos, jis visiškai nekanda. Tai yra labai svarbu dirbant su klientais. Šios visus peiliukus galima su zero gapinti, o su zero gapinimas tai reiškia, kad mes paimame viršutinį peilį ir pritraukime prie apatinio peilio, jų galiukus beveik suvienodiname, taip padarome, kad trimeriukas kirptų dar trumpiau. Taip pat šis trimeriukas turi 3 įkrovimo būdus. Tai pirmas iš jų yra stovas, galima trimeriuką krauti laidu ir galima trimeriuką krauti mikro USB. Trimeriukas įsikrauna gana greitai, o jums tarnaus ir dirbs 2 valandas. Tai užteks, ko gero, net ne tik vienai dienai. Trumpai apibendrinant Gamma Plus X Evo trimeriuką, aš galiu pasakyti, kad tai yra nepakeičiamas įrankis mano darbe, todėl nes mano tvirta nuomonė tai yra pats geriausias detailingo įrankis su X Pro peiliuku, o detailingas mano darbe yra labai svarbus, yra labai svarbu aiškios, aštrios, ryškios linijos, pabrėžiant feidą, darant rėmelius, pabrėžiant veido bruožus, įrėminant barzdą ir taip toliau. Manau, kad aiškios, ryškios, kokybiškos linijos kirpimą pakelia visai į kitą lygį. Taigi šio trimeriuko peiliukas, dizainas, lengvumas, patogumas su juo dirbti, man leidžia visą tai labai lengvai pasiekti. Rekomenduoju šį trimeriuką visiems patyrusiems meistrams. Taip pat šis trimeriukas turi garantiją ir
visai neblogą kainą.